Laikas ir likimas ištrina mūsų gyvenimus iš atminties žemėlapio. Prie Nemuno kranto prigludusios Bitėnų Šilėnų kapinės kelis šimtmečius saugojo daugybė šiuose apylinkėse gyvenusių žmonių atminimą. 20 amžius šiam kraštui buvo itin negailestingas. Karai ir žmonių abejingumas užvertė jų atminties knygą. Pavyko nustatyti tik mažos dalies palaidotų žmonių vardus, pavardes, gimimo ar mirties datas. Bitėnų Šilėnų kapinės sutvarkytos Ievos Jankutės rūpesčiu ir lėšomis. Šita pusė už bitės laidojosi čia. Bitėnai užbičiai, tai ten, kur bitės upelis teka, visa dešinioji pusė, tai yra Bitėnai užbičiai. Ir jie turi savo kapines prie Rambyno kalno. Bitėnai Šilėnai, į kairę nuo bitės, jo pereinat bitę ir jau čia Bitėnai Šilėnai. Ir čia yra Bitėnų Šilėnų kapinė. Rugpjūčio 4 dieną, ketvirtadienį, prasidėjo pasiruošimas Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus paminėjimui. Vidunyčiai gerą pusdienį tvarkė Šilėnų Bitėnų kapines. Du 2011 rugpjūčio 5 dieną takais ir keleliais skubėjo į Bitėnus į Martyno Jankaus sodybą visuomenės veikėjai, žurnalistai, spaudos leidėjai, istorikai ir visi kiti besidomintieji Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimu. Martynas Jankus, Mažosios Lietuvos spaudos visuomenės veikėjas, publicistas, Tilžės akto signataras, Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjas, tapęs to sąjūdžio simboliu, Mažosios Lietuvos patriarchas. Jankus garsėjo svetingumu. Jo kiemas dažnai buvo pilnas knygnešių, Lietuvos ir pasaulio naujienomis besidominčių kaimynų ir tolimesnių svečių, norinčių aplankyti Mažosios Lietuvos simbolį Rambyno kalną. 2003 metais, minint Jankaus gimimo 145 metines, Pagėgių ir Šilutės savivaldybių, muziejaus ir spaudos darbuotojų jėgomis, rugpjūčio 7 dieną atgaivinta tradicija – sueiga pas Martyną Jankų. Šiandien mus ir vėl Martynas Jankus pakvietė į šią unikalią vietą. Šiandien minime jo 153 gimimo metinės. Jankus mums gali sukelti įvairiopų minčių, nugyventas ilgas gyvenimas ir tiek regėti, kiek teko Martynui Jankui
per šitokį metų skaičių, 80, išgyventi daug kaizerių, karūnuotų asmenybių, tremti Lietuvos atgimimą, vėl vokiškąją okupaciją, bėgimą arba traukimąsi iš čia, privartinį traukimą, kiek žmogui duota yra. Ir iš viso to galime visuomet padaryti labai savo palankias išvadas. Būkime tokie išradingi, būkime tokie kūrybingi, būkime tokie kovingi, kaip Martynas Jankus. Yra graži diena, ačiū Dievui, kad nelyja. Kad tai mūsų pareiga atlikta turbūt. Taip pat aptvertos. Svarbu tvarkyti. Tenai Šilėnų kapinės. Jau pradėjo jau laidoti tenai. Keli, reiškia, palaidoti naują. Sueiga pas Martyną Jankų. Darbas, jau mane galima klausytis. Tai visus kviečiu į mūsų daržinę. Neprivalomai, kas norit bendraukit, bet po trupučiuką judėkime. Šėriau žirgyti, savo juodberyti, auginau mergytę. Auginau mergytę, svetimoj šalelėj, kelsias tėvelį, žabok man žirgelį, josiu pas mergytę, jauną negelkytę. Jūs pasveikino Pagėgių savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis Kamana. Šito kolektyvo vadovė Severa Mikšienė. Šiandien mes minime Martyno Jankaus 153-asias gimimo metinės ir Martyno Jankaus muziejaus 30-ąjį jubiliejų. Ji labai iškilminga, todėl kad šiemet Martyno Jankaus vaikaitei, Evai Mildai Jankutei Gerola, šiemet Lietuvos Respublikos prezidentė įteikė garbų apdovanojimą. Ji buvo apdovanota ordinu už nuopelnus Lietuvai, Riterio kryžiumi. Ir šiandien mes visi čia susirinkę ir turbūt visos mūsų savivaldybės, Pagėgių krašto žmonių vardu gerbiamą viešnią nori pasveikinti Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis. Evai Mildai Jankutei Gerola, nuoširdžiai dėkojame, kad savo darbais ir veikla prisidedate prie mažosios Lietuvos atminimo įamžinimo. Savivaldybės meras Virginijus Komskis.
čia tai pasidarbavo prie šito darbo. Pirmiausiai tai buvo ponai Žemguliai, katrie surinko daug išmėtytos, išmėtytų visokių dalykų namuose, kurie rado daugiausiai spaudą. Dėl to tos ponios sakė, kad jam kai buvo labai nešvarus, netvarkingi žmonės, reiškia viską paliko, jiems reikėjo viską valyti ir taip toliau. Paskiau dėkoju labai profesoriui Kaunui, amžinatilsį Ievai Labutytei ir paskiau Klaipėdos garbės piliečiui, ponui, kaip jisai dabar vadinasi? Ponui Aleknavičiui. Nu, ir kas čia dar yra? Nežinau. Visus negaliu įvardinti. Tikrai tiesa. Nu, ir dėkoju merui, Pagėgių merui, Virginijui Komskui, už mano pagerbimą man teikdamas kelių puokštę ir gražų, reiškia, prisiminimo vaizdelį. Sveikinimo žodį norėtų tarti Petras Šmitas. Kągi, pirmiausia, norėčiau pasveikinti, žinom, muziejaus darbuotojus Martyno Jankaus. Man labai originalu būti šitoje patalpoje, tai tikrai labai originalu. Aš atsimenu savo vaikystę, būdavo šokiai. Aš dar nešokau, bet būdavo tokiuose patalpose šokiai, kaip dar vaikas. Mes Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus nariai sveikiname visus čia susirinkusius. Atstovaujam mes dalinai ir Vilniaus tarybą. Labai man patiko pati aplinka, tikrai labai graži. Na, Eva čia sakė, daug ko jau nėra, be abejo, laikas, pokaris. Na ir man buvo puiku pasižiūrėti, kaip tas muziejus. Aš turiu prisipažinti, kad aš pirmą kartą esu muziejuje. Na ir tikrai jis padarė labai gražų įspūdį. Pati aplinka labai puikiai sutvarkyti. Paroda, vaikai susirinkę irgi čia gražų dalyką darė. Na ir apskritai čia kas daroma, tai tikrai yra labai gražus dalykai dar. Nu, su mumis yra Mažos Lietuvos reikalų tarybos. Tai garbės narė yra, Eva Jankutė yra mūsų, tik tai mūsų garbės narė yra vienai. Na ir mūsų veikla yra tokia, kad mes žinom, tai yra mūsų pati didžiausias dalykas, tai yra Mažos Lietuvos krašto turbūt. Imant, tai yra kultūriniai įvairūs ryšiai, buvusių visuomenės ir kultūros veikėjų įamžinimas, atminimas jų. Na ir vienas yra šiandien čia. Gal dar kas norėtų žodelį? Taigi, pereinam prie kitos svarbaus jubiliejaus. 30 metų muziejui. Ar jis būtų, jeigu nebūtų Martyno Jankaus? Ir ar jis būtų, jeigu nebūtų prieš 30 metų tokių žmonių, kurie jau tada jautė, kokia ypatinga yra Mažoji Lietuva, koks ypatingas jos paveldas, kokia ypatinga jos istorija. Taigi tie vardai labai svarbus mums šiandien. Profesorius Domas Kaunas, Eltos korespondentas tuometinis Bernardas Aleknavičius, mokytoja Birutė Žemgulienė, dailininkė Eva Labutytė. Pagerbkime juos paplodami. Vis dėlto 30 metų prašoko. Rodos vakar su Bernardu Aleknavičium stovėdami kapinėse prie iškilaus mūsų patriarcho kapo svarstėm, ar tikrai taip gali būti. Juk rodos tik čia kojas ir liežuvį miklinom įkalbinėdami kažką surinkti, padaryti. Taip laikas teka ir pavyko, bet tą akimirką, kai darėm, nežinojom, pavyks ar nepavyks. Tačiau nebūti čia arba nesimti kažko negalėjome. Nenorim sakyti, kad čia įvardinant ir su padėka ar plojimais, bet kas būtų tai padaręs, jeigu likimo pirštas ar dar kas būtų parodęs į tą. Kiekvienas iš mūsų buvom pasirengę, nes tą reikėjo daryti.
kas Jankaus nežinojo, kas nežinojo tos epochos, kurioje jis gyveno, kas nežino aušrininkų laikų, kas nežino tų vardų. Tai tiesiog pareiga ir tiesiog padorumo ženklas atlikti tokį darbą. Bet jau nutiko taip, kad ir mes, ir kiti tą dieną subruzdę, kai kam ir pasitraukiant į šoną, nes ne visada ramu buvo, kuo čia pasibaigs. Jokių būdų neskau, kad čia mes kokiais rezistentais ar dar kom nors turėtume būti. Atrodė, kad tai yra padorumo reikalas padaryti tokį darbą. Minint žmonės, neišvardytume visų, kurie pridėjo ranką prie to. Taip, reikėjo Žemgulių, reikėjo Mielos Birutės, Kazimiero, reikėjo daugybės kitų žmonių, kurie čia ėjo ir be mūsų, kai dar nieko nebuvo. Ėjo, vaikščiojo, kartais piktinosi, kad nieko nedaroma, pagaliau šitas stulpas atsirado, lenta, kad įrašas buvo toks, ne tokį, kokio mes norėjome, ar gal kitaip ir būti negalėjo, puikiai žinom tas sąlygas, bet sudarė galimybių ateiti ir padėti gėlių ir nurauti kartais kokį žolę ar bambuką nulaužti, kurie čia, pamenat, kokie čia augo augalai įspūdingi yra. Na, o kad neužimti laiko, vis dėlto kai kuriais dalykais norėtų jis pasidalinti. Ne apie muziejų, ne tai, kas jame yra, kiekvienas turim akis, kiekvienas turim supratimą, mes matom, kas padaryti ir galbūt matom, ko dar reikėtų padaryti ir kiekvienas būtų pakviestas prisidėti savo bus puikus muziejus ir daugiau atsiras vietų. Tikiuosi, kad šitą daržinė pavirs, tegul ne valdovų rūmais, bet puikiais rūmais, kuriame galės vykti tokias konferencijos, pokalbiai, vakarai, dar kažkas. Žinoma, privati nusavybė, dar kitokie kliūtis yra visur, mes su tuo susiduriam, bet žingsnis po žingsnio visą ką galima įspręsti. O šią akimirką norėčiau pateikti to, ko, ekspozicijoje nėra, pasidalinti tom, ką, šią akimirką galbūt ir pats te žinau. Kodėl taip yra? Turėjau neblogus profesorius. Man visą laiką sakydavo, imiesi darbo, kalbės su žmogum, užsirašyk, tuoj pat. Nebesugrįši niekada į tą patį vandenį. Detalį, kažkokį momentą, paminėjimą, šnekėdamas su žmogum datą išgirdai, kažkokį vardą, kitą kartą abejosi, ar taip sakė, ar ne taip sakė. Aš, kaip būdamas žemaitis ir labai daug nesvarstantis, paklausiau, ką man sakė profesoriai ir dažniausiai tampiausiu savim bloknotą. Ir viską išsaugojau. Ir šiandien aš galėčiau kai ką priminti ir sugrįžti net į tas valandas, kadangi, užfiksuota yra. Gal ir jums tai bus įdomu. Taip, tą mintį, kad reikia muziejaus šitam puikiam Žemgulių pastate, kad yra erdvų, vaikučių jam pirštų skaičiuojami, didžiulis tas koridorius platus buvo, kuris tiesiog ir prašėsi tų stendų įkurti. Tai čia Mielų Žemgulių ir abu mokytojai, abu suprato švietėjai, jų idėja buvo. Bet reikėjo padaryti. Ir noriu sakyti, kad mes įsiruošė vieną kartą į Bitėnus, keletas universitetų dėstytojų, visai ne tuo tikslu. Labai knietėjo surasti Lituanijos spaustuvę. Spaustuvė, leidykla, Jagumas, tai tragiškas likimas, sušaudyti asmenius. Ir pažintis atrodė su Emilijum Kraštinaičiu, dirbusiu Tilžėje spaustuvėje, atrodė padės įspręsti klausimą. Mes dėstytojai sėdame, Gediminas Vanagas, Juos Labutytės vyras, mašina, Žigulius, mūsų sutalpins, nuveš, apeinam gatves ir Emilis Kraštinaitis nuveda iki spaustuvės, kurioje pats jis būdamas 20 metais ar šiek tiek dirbo. Ir atrodo, jau mes turėsime patikimą liudininką. Taip ir buvo, bet pirmiausia reikėjo susitarti. Tai koridorius įtikęs docentas Bulata. Buvo labai didelis entuziastas. Germanistė Irena Tumavičiūtė. Man irgi tai knietėjo, nes rašiau disertaciją apie Mažos Lietuvos spaudą. Kaip tu nenorėsi, iš tikrųjų dėl Jagumas tos spaudos iniciatorius buvo aš pats. Ir Emilį Kraštinaitį pažinojau jau ne vieną mėnesį, ne vieną metą. Žinojau, kad jis gali parodyti. Ir paskutinį kartą mes susirinkom tą lemtingą išvyką 79 gegužės 10 dieną. Neišvykome. Pas mane bendrabutį atėjo visi tie, kurie išvykom pasitarti. Ateinantį savaitgalį
gegužės 14 dieną pagaliau išvykstame. Taip ir buvo, ankstyvą rytą susėdom į Gedimino Vanago žigolius, linksmai išnekėdamiesi, skersai Lietuvos, dar tos kavos gėrimo nebūdavo, reikėdavo būtinai turėti, bet labai smagiai, o mūsų tarpe sėdėjo Emilis Kraštinaitis, toks aukštas, labai kuklios figūros, labai toks padžiūras, bet puikios atminties. Ir žinoma, mes jo klausinėjom, kaip ta Tilžė, kaip tas Jagomas, tas kokie dar. Irena Tumavičiūtė buvo sugalvojęs rašyti disertaciją apie Vihartą, vokiečių rašytoją. Na tai klausinėjo, kiek jis jaunystės žinojo, ką matė toj Tilžėj. Ir mes išvykome. Kelionė buvo labai puiki ir pasiekė Bitėnus, ne Bitėnus, o Lumpėnus, šoktelėm apačion. Neplanavom užvažiuoti, noriu prisipažinti. Betgi čia pat Dulkinų keliu nusileidom, atvažiuojam, užeinam į sodybą. Pirmiausia atėjom čia, tos bambukus pažiūrėjom, pasipiktinom tarpusavį, žinom, kad niekas nepadaryta, buvom kažkada tai buvę dar, lygtai žadėjo ten aplinką kas tvarkyti. Na ir kur eisiai, žinom, pas Žemgulius nuėjom. Ir dar buvo pamokėlis, prasidėjo pertrauka. Miela mokytoja Birutė pasirodė ir parodė tą koridorių gyvas, sako, čia ką nors padarykim, ką nors įrenkime, ką nors padarykime, parodykime, apie Jankų galima papasakoti. Vaikų kokie 5 buvo, gal 6. Birutė sėdi kažkur čia toli, nematau dabar, bet jį pakalbės nebejotinai. Nusifotografavom, aš turėjau fotoaparatą, pasikeisdami ir ant tų laiptų sustoja gerą dieną. Ir tada išvykom į Tilžę. Noriu sakyti, kad Tilžėj mums nepasisekė. Jagomasto Lituanija buvo aukštojoje gatvėje, o tuo metu į Lenino vadinosi, man atrodo. Ir viena gatvės pusė tiesiog buvo nušluota. Arba buvo pavieniai pastatai išlikę ir Kraštinaitis nuvedė, žiūri, skėsčioja rankomis. Nėra Jagomasto spaustuvės, nėra to pastato, kuriame jis dirbo ir žinoma, mums istorijai reikšminga ta spaustuvė. Po to sugalvojom, kad nebūtume nieko nelaimėję. Važiuojam į Emiliaus Kraštinaičio gimtai Mažuosius Šilelius, pasileidom per Ragainę, tolyn, link Įsruties, suradom jo Mažuosius Šilelius, bet didžiausias širdies skausmas, didžiuliame kaime plušėjo melioratoriai ir tiesiog stumdė sodybos sodų medžius į krūvas didžiulės. Na ir nebuvo nei ką žiūrėti, galim sakyti, galbūt Kraštinaičiui širdis plyšų žvelgiant į savo gimtąjį kaimą, grįžom atgal. Važiuodami dar kur nors pasižvalgėme šiandien ir ten, bet jau tada sugalvojom, imamės Bitėnų, imamės. Tada mūdu pagrindiniai sukėjai buvom su Bulota. Jis docentas, jis garbaus amžiaus, jisai ir galių didesnių turėjo, jo brolis, rodos Juozas buvo Šluotos vyriausias redaktorius, jis daug ką pažinojo, nuo ko pradėti, aišku, kažką reikia rodyti. Paprašykime, kad padėtų pagaminti kopijų ir stendų. Supratom, kad pirmiausia, ir mes mašinoje važiuodami sakėm, kad svarbiausia yra stendai. Gali turėti, bet reikia kažką ir padėti. Nuėjom pas direktorių Jurgį Tornau, labai iškili figūra, jis mielai sutiko padėti, sakė, ir man jau parodė pirštu, atrink iš Jankaus bylų, ką nori kopijuoti, bus padaryta, nuotraukomis padaryta, ten ksero dar tais laikais ten nelabai kas ir būta. Stendų, sakė, pažiūrėsim ten kažkur sandėlį, gal ką rasime. Kopijų padarė, stendų nebuvo. Ir šiandien, va šitoj vietoj, dar ties reikėtų pridurti, gal Bulota karste neapsiversint manęs piktas. Jis buvo nukentėjęs savotiškai pokarių metais ir jisai atsargiau žiūrėjo, jis buvo vyresnio amžiaus, jau 60 ar kiek. Na, gal kažką pajuto, kad gal kažkam nepatiko, gal kas jam pasakė ir panašiai, bet jis pastebėjo, pradėjo taip neturėti laiko, taip sakyčiau, kai reikėjo kur nors susieiti ir jeigu nebuvo Bulotas, nebeliko ir Tumavičiūtės. Čia visą ko neminėsiu, bet jie buvo labai artimi bičiuliai. Ir tada pradėjom žvalgytis Ievą. Gediminas buvo, kadangi ir vežęs, tai jis dar ir papasakojo viską. Na, o galvome reikia, kaip tenais vadinasi, talkininko, rėmėjo, organizatoriaus, tai kolega Bernardas. Ir tokiu būdu susidarėm toks mažas ratelis. Ir šiandien reikėtų paminėti Antaną Mažeiką būtinai.
va čia buvo viena irgi strateginė figūra. Šilutės rajonų vykdomojo komiteto kultūros skyriaus vedėjas. Manau, kad šviesus, protingas žmogus, juk reikėjo išderinti visą tai. Kaip buvo kaupta, kaip tai medžiaga, juk nieko ir nebuvo, iš tų archyvų, iš bibliotekų ten prikopijuoji, bet juk tai netikra yra. Žinot, čia gali ir Gutenbergo Bibliją turėti, faksimilinį leidimą. Reikėjo ką nors tokio ir tikresnio. Ir tada Bernardas, bet aš negaliu užbėgti, jis papasakos, kaip jis paveikslus organizavo, tos dailininkus, kad ką nors tikro ant sienų atsirastų, kad kažką tai daugiau būtų. Ir mažu par mažu surinkom, suvežėm viską į kultūros skyrių pas Mažeiką kabinete, tegu patikrina, kam reikia patikrinti. Nes užlugdyti svarbiausia idėjos, kad nepasakytų, kad čia kažkas yra tokio, kam negalima, arba svarbiausia, kad baimės jausmą prislopinti, kad leistų, kad pasakytų. Puikiai žino tie, kurie vyresni, kad reikėjo kažkam pasakyti, kad ne, ar deklikačiau, arba tiesiog kategoriškai, to galėjo ir nebūti. Tai Mažeika galiausiai skambina gerai, bet reikėjo įrengti. Reikėjo kokio nors tokio sambūrio. Ir va šičia buvo uolus Martyno Mažvydo bibliofilų klubo narys. Mes labai daug keliaudavom. Po 3 rublius ir autobusas Lazas, 30 ar kiek vietų, tai tų Adomo Mickevičiaus gimtiniai Baltarusijoje, tai kitam Lietuvos gale, tai Biržuose keliaudavom. Ir klubo posėdžiuose pradėjau taip jau agituoti, rengti dirbą, kad gali puikiai kelionį mažą Lietuvą būti. Bet atlikim ir vieną tokį kilnų reikalingą darbą. Yra procesas pajudėjęs, leidimas gautas, viskas parengta ir galim padaryti entuziastingai. Ir dabar galėčiau pasakyti, kada tai buvo jau apsispręsta. 81 gegužės 6 dieną klubo posėdis, buvo pakviesta Gražina Drėmaitė, konservatorė, paminklų restauratorė. Ne, pokalbis buvo apie paminklus, popierinius, menas, paveikslai, žemėlapiai, kaip juos restauruoti labai įdomiai pasakojo. Bet tai ir siejasi kartu ir su Martyno Jankum apie spaudą. Posėdžio pabaigoje, kaip jau turėdamas patikimą informaciją, paskelbiau, kad 23-24 mėnesio dienomis klubas išvyksta į Bitėnus, į Šilutę ir aplinkui visą ką pasižiūrime, kas norėtų. Tuoj pat kyla rankos, užsiregistravo nemažai, aš turiu sąrašą, kadangi ant lapų man susirašė visi, labai įdomu priminti tas pavardės. Dar buvom sutarę, kad mes į mūsų autobusą gali daug tilpti, gali pakviesti, kas žmona, kas vyrą turi, bičiulį dar kokį gali pasikviesti, kad atvykstam dideliu būriu. Taigi užsirašėm, kadangi abecėliškai surašyta, Vytautas Andriulis, teisininkas. Andriulį jūs greičiausiai Seime matydamis buvo Seime vienos komisijos pirmininkas Andriulis, garsus bibliofilo, didžiulę biblioteką turėjo ir aš skliauštelius kiekvienu pasižymiu, vyko ar nevyko. Nevyko. Antras įrašytas sąraše Vacys Bagdonavičius, pažįstat, nevyko. Birutė Baltrušaitytė, VU dėstytoja, rašytojai, klubo lankė Lietokai, nevyko, amžinatilsiai. Jonas Bulota, nevyko, amžinatilsis. Antanas Rimvydas Čaplinskas, nevyko. Gatvių istorikas Vilniui. Imantas Dagys, dar buvo pasakė, kad bendrakeleiviai pasiims, abu nevyko. Aldona Izabelė Zetaveckaitė, nevyko, amžinatilsi. Dalia Gargasaitė, ji pasikvietė į knygų rūmų bibliografiją, pakvietė Danutę Straukaitę, savo bendradarbę. Vyko abidvi. Algimantas Gudonis, vyko. Domas Kaunas, aš čia abecėliškai skaičiau, tai jūs nestebėkit, vyko, bet pakviečiau Teisės fakulteto docentą Anzelmą Katkų ir pakviečiau vieną užsienietę, Heinike Hindrikson. Tai buvo Estė, jeigu taip galima sakyti, užsienietė. Pažinojau vieną labai simpatišką merginą ir iš anksto pranešiau, kad galima išvykti į tą kraštą, pasižvalgyti, jį atvyko, pakeliauti į tą kraštą, nes ir man teko Taline buvoti, taigi dalyvavo ir nelietuviai. Toliau Ingrida Korsakaitė vyko, Česlovas Kudaba, jis sakė, atvažiuos dviese, Kudaba žinoma vyko, bet jau bendrakeleiviai ne, Ieva Laputytė, Algimantas Mikuta, Ona Pajėdaitė, ji buvo fotografinė klubo narė, ji visuomet kur tik kas to įvažiuoja, fotografuoja. Jonas Streikūnas, jau amžinatilsi miręs,
Tiesa Mikutamirės, Irena Trečiokaitė Benkienė ir pasikvietė draugį Devenytę, dailininkė Trečiokaitė vyko abidvi, Žebenkienė mirusi, Gedminas Vanagas ir profesorius Vladas Žukas. Na ir dabar aš jums perskaitysiu 2-3 puslapius jau iš tiesiog kelionės metu pastabas rašytas. Gegužės 24 dieną, parvažiavęs 2 dieną, atsisėdau ir tai, ką buvo rašęs ten, bėgliai, tai dabar surašiau rišlų tekstą. Rašau, kad Šilutėje jau esame, iš Vilniaus išvykom vakar, 23, ankstyvą rytą, 7 valandą. Tiesa, autobusas pajudėjo vėlokai, laukėme tų vėluojančiųjų, kurių nebuvo, ir ne vienas iš jų nepasirodė, vietoj 25 išvažiavom 16. Lėkime vaizdžiai kalbant su vėjeliu, autobusas geras, vairuotojas jau pabudęs, Kaune stabtelėm nusipirkti laikraščių, gavom tiesą Švyturį, tačiau literatūrą ir meną tik Jurbarke. Trečiokaitė Benkienė norėjo gauti tarybinę moterį, bet kur ten tarybinės moters nerasi. Autobusė sėdėjom kaip kas norėjai, erdvu, pirmosios sėdynės Korsakaitis, Traukaitė, toliau Žukas, Vanagai, aš, Hindrikson, Kudaba, anoj pusėj Katkus, Žebenkienis, Teikūnas ir taip toliau. Įdomiau nuo Kaunų. Čia Panemunės vaizdai, Lumpėnus pasiekėm 11:30. Valgyti per anksti, bet Pajėdaitį kategoriškai pareikalau nuvežti į valgyklą. Ką beveiksi, nulikėm į Pagėgius. Čia vietinės reikšmės restoranas remontuojamas merėm. Bet tai buvo 81. Radom šašlikinę Panemunėje, šašlikai nenuvylė. Prie Bitėnų mokyklos pasirodėm 13:30. Manėm, kad ekspoziciją rengsim per 2 valandas, bet plušėjom beveik 4. Daug galvų, daug siūlymų, kartais net juokingų. Na, čia Birutė galės papasakoti, kokių ten buvo keistuolių. Ir vis dėlto suradom neblogų sprendimų, stumdėm, kabinom, kalėm, klijavom, daugiausiai darbavosi čia istorinis asmenybės tada, Korsakaitė, Kudaba, Labutytė, Žukas ir dar vienas kitas, buvo ir poilsiaujančių. Trečiokaitė Žebenkienė pasiėmė etiudniką ir nudrožė tapyti. Pajėdaitė nuvirtų po medžių miegoti. Tik suveikė šašlykai. Kai padarėme tai, ko atvykome, nusiplovė rankas ir išgėrė kavos, apie 5:30 leidomės ekskursijon. Pėsčiomis apėjom Martyno Jankaus sodybą, nukeliavom į senasias kapines ant Rambyno viršaus. Gamta nuostabi, oras džiaugsmelis. Fotografavomės ir šiaip klegėjom, tik nuvargom tai bent. Ne vienom kojos linko. Gargasaitį jau tiesiog voltėme šaukti. Šiaip ne taip arpėdinom į mokyklą. Čia laukė vaišės. Mokytojai Birutė ir Kazimieras žemguliai stalą pienu ir medum nukrovė. Tokie gardumynai buvo tikra dovana. Iš Bitėnų išvažiavom 19 valandą ir kiek vėliau. Užsukome į vokiečių rašytojų Hermano Zudermano namą Macikuos apžiūrėti. Prie jo pastovėjom, aš kiek ten, kadangi buvau pasiruošęs, papasakoti apie rašytojų, ryšių su Lietuva kraštu, aplankėm Šilutės senasias evangelikų liuteronų kapines. Juose guli miestelių knygininkai, mesgi bibliofilai, minėtojai Zudermano tėvai, brolis, 9 buvom viešbutį, kambariuose palikom daiktus ir kas kur nori išsimėtėme. Vanaga, Hindrikson, aš pabandėm alaus gurkštelti. Čia vidunistai gal nepritars, bet kągi. Išlenkėm po bokalą ir nuėjom kito miesto galo lankyti. Čia sutikom Gargasaitę, Korsakaitę, Traukaitę, jų burnos taip pat perdžiūsios. Tad kartu pravėrėm aludės prie šyšos duris, vėl po bokalą, po žuvies gabalėlį, pasišnekučiavom, grėžėme pėsti, atgulėm artėjant pusiaunakčiui. Naktį blogai miegojome, viešbutį kažkas balius kėlė, mušė būgną ir dainavo. Pusryčiams kiaušinienė, blynai arbata. Po pusryčių leidžiamės pas bibliofilą Petrą Jakštą. Na, ką jis ten paskui, ką rodė, čia visai jau praleisiu tą vietelę, bet tai irgi svarbu, nuotaika, taip toliau, knyginiai horizontai. Po to Jakštas mus dar kartu išvažiavo Rusnės pasižiūrėti per tą prezidento Griniaus tiltą ir panašiai. Vykstam dabar jau į Bitėnus atidaryti mūsų muziejaus, kurio mintyse jau vadina muziejų. Nors tai buvo tik keletas kuklių stendų atvežtų iš muziejaus atliekų ir panaudoti mokykliniai suolai. Arti Pagėgių pradėjo lyti, trumpam. Tačiau baimės įvarė, juk toks lietus sugriautų visą šventę. Bet į Bitėnus įlėkėm jau šviečiant saulei. Laikrodis rodė be 1:45. Žmonių aibė, žmonių ir mašinų aibė. Priėjo žurnalistas Bernardas Aleknavičius, įkandins Šilutės vykdomojo komiteto kultūros skyriaus vedėjas Antanas Mažeika. Na, su juo mums teko daug bendrauti, ekspozicijos įkūrimo
parengiamosios darbuose. Na ir taip toliau. Jis su rajono valdžia supažindino. Apie Zigmą Locaitį, LKP rajonų komiteto sekretorių, buvau girdėjęs, bet nematęs. Vykdomai komiteto pirmininko net dabar pavardės neprisimenu. Žmogus stovėjo nuošalė ir reikalus nesikišo. Bendromis jėgomis surinkom improvizuotą prezidiumą iš Mūsiškių ir rajonų valdžios žmonių. Aišku, jį pateko pats Locaitis, vykdomo komiteto pirmininkas, Mažeika, Aleknavičius, Bitėniškė Elena Kondratavičienė, Labutytis, Žulkas, Kudaba, Klaipėdos teatro artistas Vytautas Kancleris. Jam tenka skaitovų vaidmuo. Greta sutelkėm Vorus Snėlės etnografinį ansamblį. Vos tik moksleiviai juosteles prisegė, Aleknavičius ir Kudaba iš prezidiumo dingo. Jėmė fotografavimo. Prezidiume stovi eilute prie alyvų krūmo, priešais mikrofonai, toliau puslankinių, gal 300 žmonių. Tai labai daug tiems laikams. Visas mokyklos sodas prisipildė. Mačiau daug pažįstamų veidų, taigi pradeda renginį kancleris. Perskaitė Baltrušaitytis eilėraštį apie Martyną Jankų. Locaitis susirinkusius pažindino su prezidiumu ir pasakė kalbą apie rajono kultūros tradicijas, jų puoselėjimą šiandien ir rytoj. Šnekėjo trumpai, kas labai pagirtina. Po to žodį suteikti čia prieš jūs kalbančiam, čia tą vietą turėčiau praleisti tai yra, ką aš šnekėjau, kai kas pagyjo, bet Gargasaitė sukritikavo, pasigėdo artistiškumo. Po kanclerio reikia suprasti. Prie mikrofono kviečiamas profesorius Žulkas, jis papasako apie Jankaus, ten kaip prekybininką ir taip toliau, priminė Kauno universitetui Jankaus perduotas spaustuvės archyvą, kurio istorija įsiriša šiomis dienomis labai įdomu. Perskaitė spaustuvinko dukters Elzės Jankutės laiško nuorašą Vaižgantui. Koncertuoja vėl Vorusnėlis ansamblis, sudainavo 4 daineles, 1 klaipėdietišką ir tada žodis suteikė tikrai vietiniai Kondratavičieniai. Va štai ši moteris pasirodė esant labai iškalbi, sklandžiai ir gyvai papasakojo, kai pirmą kartą pamatė Jankų. Šis buvęs gana margai ir skurdžiai apsirengęs, kaip jis ginčydavo su religingais kaimynais Dilbomis, kaip ragino kovoti už krašto lietuviškumą. Labai taikliai ir vaizdžiai kalbėjo į publiką, jį labiausiai patiko. Vadinamosios oficialiosios dalies pabaigoje vėl pasirodė kancleris, perskaitė Jankaus eilėraštį, Nemunas sveikina Baltijos jūrą bei Eduardo Mieželaičio Čia Lietuva. Po to visi žengė muziejinės ekspozicijos, kurie patys jau titulavo muziejum atidarymo link. Vaikai mums įteikė po gvaizdiką, Locaitis ėmėsi žirklių, kad pergirtų Kaspiną, pertraukta per takelį ties mokyklos laiptais. Kirpo labai ilgai, žirklis atšipusios. Pagaliau perkirpom. Užlipom kelius laiptelius aukštyn, stumtelėm duris. Man įdomu buvo, kaip rajono viršininkai priims ekspoziciją. Jie matė pirmą kartą. Tegu ten gal aprobavo Šilutė, bet čia matė pirmą kartą. Atvažiavę jie neužėjo, nes durys buvo užrakintos. Tada trumpai man teko paaiškinti ekspozicijos sudarimo planą, turinį, įbatant prisirinko žmonių, ten niekas netilpo. Ir tuo metu pliūptelė liūtis, tikra liūtis. Visi leidosi bėgti, kaip į silkių statinę, kas dar kur nors, šiaip ar taip viskas buvo padaryta. Buvo daug šnekų, ten rankos spaudimai, šnekinimai ir panašiai. Bet mums klubui neleidžiam užsibūti ilgiau, jau šnipždai jausi į Lumpėnus, laukia cepelinai. Pabandyk tu jos ištemti, kai visi šnekasi. Labutytė tai tiesiog surišus reikėjo į autobusą, nes jį čia labiausiai buvo apgulta. Lumpėnuose mūsų laukia gerybės, pelnytos gerybės, stalas nuklotas, pavaišinti buvo, bet nepersistengėme. Išvykome 18 valandą, norėjom grįžti Žemaičių plentų, bet vairuotojas nesutiko, girdi dabar aš šeimininkas, čia prisideda kelias, važiuosim Panemunės, naktis tiek nieko nesimato. Ir visi ramus ir mieguisti pasiekėm Vilnių, tik Dalia Gargasaitė labai šarmuliavo. Pasiekėm apie pusiaunaktį. Tai tikri liudymai, neišgalvoti ir neatsiminimai parašyti sulaukus gilios senatvės. Tų valandų šnekta. Nesupykėt už per ilgą kalbą, bet norėjau pasidalinti tuom. Ačiū. Turime dar vieną puikų pasakotoją, Bernardą Aleknavičių.
Kviečiame jūs apie tas dienas. Kągi iš jūsų įdomaus išgirsime? Bijodamas pasikartoti, apie muziejaus įkūrimą nieko nesakysiu, tik pasakysiu vieną dalyką. Kalčiausias dėl šito muziejaus įkūrimo tai yra Martyno Jankaus patalai. Aukštaitiškai kalbant, Martyno Jankaus duklos, kaip tenais? Duklos. Kažkada mes prieš 20, matos, ką reiškia, vis noriu pameluoti. Daugiau kaip prieš 30 metų susirinkome Vilniui paminėti Ievos Ievos Labutytės gimtadienį. Ir Domas Kaunas pasakė, kad jis Kaune suradęs duklą, šitos patalus Martyno Jankaus. Vilniuje. Tai buvo. Kad surado, reiškia, patalus ir sakome, reikia tuos patalus kažkur tai gabenti į muziejų. Bet tokių muziejaus tai nebuvo tuo metu. O ir iš tų patalų prasidėjo tavo muziejaus kūrimas. Jeigu ne patalai, tai mes šiandieną čia nebūtume susirinkę. Taigi, Domas tikriausiai nušvietė visą tą muziejaus įkūrimą, man belieka nieko. Viskas praėjo 30 metų, viskas buvo labai gražu. Noriu pasveikinti šito muziejaus darbuotojus, dėl kurių aš nepažįstu, aš galvoju, kad čia seni darbuotojai, pasirodo jau nauji darbuotojai, kaip gyvenimas greitai keičiasi. Ir noriu pasakyti tai, kad mes dabar minime Martyno Jankaus muziejaus įkūrimų 30-metį, bet mes prieinam prie kitos datos, tai būtent 300 metų Kristijono Donelaičio gimimo. Martynas Jankus ir Kristijonas Donelaitis yra tampriai vienas su kitu susiję. Jis pirmasis iš lietuvių, jau dar pasakysiu, gal kad jis amerikonai anksčiau ten padarė, išleido Donelaičio pavasario linksmybės. Tai buvo prieš 120 metų. Ir aš noriu muziejaus darbuotojams padovanoti knygą. Čia yra įžangoj parašyta, ne įžangoj, bet mano ranka parašyta ryšis Donelaičio su Martynu Jankumi, kadangi akiniai kažkur tai paslėpti toli, aš perskaityti nesugebu dabar be akinių, tai norėčiau įteikti muziejaus turbūt direktoriai, naujai direktoriai, palinkė daug sėkmės ir daug žangą. Ir geros sėkmės kartu su Donelaičiu ir su Martynu. Ačiū už viską. Dėkoju. Apie patą. Galiu pasakyti, kad esu sens kaip latvožis nudrebis parkuot. Metų paeilę likrauju nugraundi pakaušį. Už skolas ir už sudžiūvusi daunis plot. Jauna būdams, aš pats ton trobalį surinkčiau iš velnių ir iš krostų. Raukščiau akmenis padirmonus kaip ruopis. Šias laikas veinant tokį akmenis bent 10 įsigaustų. O kad pasistačiau trobalį, mergvešai nuvezėjo par patį. Ir nušveta nurūkusis trobalis seidas, kad ant pirmas sykį čikoji pastatė. Bėga metą. Tekėjo opi porvelo trobalis. Auga sūna, doktoris, rūga kaip taškas. Va kaip auga. Tekėjo opi porvelo trobalis. Auga meižio auksinis darbalis, auga sūna, doktoris, rūga, kaip tašlas. O kaip auga, visi ton akmenį rauti norėjo statyti trobalį. Visi geidi pilną svirlį turėti grūdų. Vasarojaus prikrauti klojam. Nu, galbūt ne visi supratot. Sans esu,
ką Platūžis? Nu tik. Jeigu į klausimų galėčiau ir atsakyti. Gal tikrai kažkas turite klausimų? Tiek išminties jo poezijoje. Gal jam ir uždainauti, jeigu O jeigu jūs užvesi, tai mes ir pritarsim. kokia tobulė žemė mūs gimta. Tu mintis šviesi, tau širdį vieta. Žemė Lietuvos, ąžuolai žalios, žemė Lietuvos. Tu tokia maža ir tokia didi, Nemuno vaka, Lietuvos širdį. Žemė Lietuvos, ąžuolai žalios, žemė Lietuvos. Ar diena dienos, ar naktelė tams, duok mums šilumos, duonos ir vandens. Žemė Lietuvos, ąžuolai žalios, žemė Lietuvos. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė Silva Pocytė mums šiandien vis vien tars ir keletą labai rimtų žodžių. Ji sakė, kad labai neilgą pranešimą Martynas Jankus ir jo Saulėteka. Prašom. Džiugu būti, kaip profesorius Domas Kaunas minėjo, šioj daržinėj, kadangi ir pas mus namie panašiai yra, tai jaučiuosi kaip namie. Ir iš tikrųjų, turbūt kalbant apie istoriją, apie kultūros istoriją, daugelį jų veikėjų mes su kažkuo sutapatinam. Sakykime, Vincas Kudirka mums asocijuojasi su varpu, Jonas Basanavičius su aušra. Nežinau, mes galim ginčytis, aišku, su kuo mums kiekvienam asocijuojasi Martynas Jankus, bet iš jo visų leidinių, laikraščių, kuriuos jis yra išleidęs, man kažkodėl labiausiai, kai rinkau medžiagą disertaciją ir skaičiau lietuviškus laikraščius ir jo išleistus, labiausiai man įstrigo jo Saulėteka, būtent leista 1900–1902 metais. Ir kažkaip klausydama profesoriaus Domo Kauno tokią gražią kroniką apie muziejaus įkūrimą, pagalvojau, kad ir iš tikrųjų Martyno Jankaus Saulėteka tai buvo to meto mažosios Lietuvos, to meto lietuvininkų ir viso lietuviško judėjimo kronika. Nes iš tikrųjų tuose 18 numerių, kuriuos jis išleido, būtent kaip yra rašoma Bitėnuose per Lumpėnus, būdavo visada pabrėžiama, kur yra Bitėnai, ir būdavo visada prašoma prenumeratorių paminėti ir nurodyti, kad Bitėnuose per Lumpėnus būtent šioje vietoje reikia užsisakyti laikraštį. Ir šie numeriai iš tikrųjų tai yra gyva šito krašto istorija. Pats Jankus nuo pat Birutės susikūrimo buvo aktyvus kultūrininkas, visuomenininkas, inicijavęs ne vieną draugiją, aktyviai joje dalyvavęs, nes ne viename tekste draugijos jų veikla buvo laikoma pagrindiniu vaistu, kovojant prieš nutautėjimą, platinant tarp lietuvininkų mokslą ir švietimą. Ir išsimokslinęs žmogus yra labiau atsparus prieš nutautėjimą. Ir dėl to ne viename tekste buvo ypač propaguojama lietuviškos spaudos, lietuviškos raštijos platinimo spauda. Buvo rašoma, jog, cituoju, tarp mūsų jaunuomenės jau pradeda vis daugiau ir daugiau šviesos rasties, kadangi lietuvystės sėkla daugiausiai tarp mūsų jaunuomenės savo dirba. Be abejo, kalbant apie kultūrinių draugijų veiklą, nebuvo apsieita taip pat be Rambyno vardo minėjimo, ypač kai buvo Birutės šventės ir čia švenčiamos ant Rambyno kalno joninės. Ir pavyzdžiui,
kalbant apie 1901 metų joninių šventę, minima, kad ant Rambyno švęsti birutininkai atvyko garlaiviu ir į šventę iš viso susirinko apie 2000 žmonių. Mes šitas kapinaitės iš pat pradžių tiek mūsų vizijose, tiek Purvinų vizijose buvo kūriamos ne vien kaip Vydūno kapo aplinka, bet kaip mažosios Lietuvos panteonas. Ir tokiu būdu į tą panteoną būtent jau aptvarkyta gerokai šviesų sugrįžo Martynas Jankus po 2 metų, 93 metais. Paskui grįžo Valteris Banaitis, Vanagaičių šeima. Nežinau, kas dar, nebeatsimenu, iš tų pačių žymiausių, turbūt grįž ir kiti. Atsiras galbūt ir tie menami kapai. Ir kapinaitės iš tikrųjų jau dabar jos yra, turbūt turi panteono, gal statusą, gal ir buvo verta prisiminti šitą datą ir galbūt tas mano ilgesnis žodis irgi, gal ir nebuvo toks jau nuodėmingas, jeigu aš jo papiknaudžiavau. Ačiū uždėmesį. Tokių kapinaičių, kaip turime mes, neturi turbūt nei viena Lietuvos vietovė, nei vienas miestas ir išties tai tikras panteonas, pačių žymiausių mažosios Lietuvos asmenybių panteonas. Žinau, kad visi labai pavargę, žinau, bet mes turime dar atlikti 3 darbus, iš karto pasakau kokius. Pasveikinti vieną gimtuvininką, o tai yra knyga. Pasodinti Martyno Jankaus sodą, o tai yra viena obelis. Ir priimti 4 naujus mūsų dailininkų darbus. Bet visą tai laukia. Ir be abejonės po to kartu gerti arbatą su medumi, agurkais ir sūriu. Taigi, dabar noriu pakviesti čia gerbiamą profesorių, habilituotą daktarą, Vilniaus universiteto profesorių, geologą Pagegiškį, gerbiamą Vytautą Juodkazį. Šiandien jis atsivežė didelį savo kūrinį. Mano gimtinė Mažoji Lietuva. Taip vadinasi jo naujoji knyga. Ačiū. Aš manau, kad aš jau nekalbėsiu apie visas jubiliejinės šventės, todėl kad jos tikrai buvo įspūdingos ir klausydamas tų pranešimų aš supratau, kad ta knyga, apie kurią aš dabar kalbėsiu, būtų buvus daug galbūt geresnė, jeigu aš būčiau išklausęs šitos pranešimus. Parašiau apie Mažąją Lietuvą ir Klaipėdos kraštą, kuriame gimiau, kuriame gyvenau iki 39 metų ir tikriausiai buvau tada pažįstamas ir su ponia Ieva, todėl kad Martyno Jankaus sodyboje su tėvais dažnai būdavom ir ten buvo ne vienas vaikas. Oi, Sauliau, būk geras, dėmesio, pradžiai vieną, paskui kitą pusę. Ateina dar. Bet kokie paklusnūs visi. Mama, kokia vaišinga tauta. Tai kodėl nedrįsta? Nėra pradedančiųjų. Tai jūs ir būsit pradedantieji. Taip pat
Prašom, prašom. Paimsiu servetėlę. Čia medutis. Ateikit arčiau. Kur jūs ten toli?